ant šanso pirkti. Pabranga, bet vis tiek pirksim. Jo. Po euro nebenusipirksim. Matai, čia jau. Pastatyk čia jau, paklausti reikės. Na, paklaus, sakyk, mes norim paklaus. Na ką, apsiprektinom vynų, judam link Slovakijos. Slovakijoje ieškosim rakijos. Alkoholikai tuniacijai. Lenkijoje ieškosim Zubrovkės. Zubrovkės. Parduotuvė, matai, būda kaip. Saturaliai Helė. Perskaityk. Saturaliai Helė. Nu jau Slovakijoje. Vėl. Griuvėsiai likę. Tas pilies. Gal kažkiek matysis. Jo. Radčyva vadinasi. Nu, Dariau. Ką, artėjom prie Lenkijos ir kartą pasijautė, kad reikėjo kondicionierių išjungti. Jo. Lauki 15. Naktį reikės ir šildymą jungti. Po 30 laipsnių gerai. Svitinam svarą. Futbolistai. Stovas tiesiai. Sveiki. Išaušo gražus. Palyginus su Lietuvos gražus. Vengrijos mastas pusiau toksai gražus. Vengrijoje atsikeldavom buvo 20-22 laipsniai, čia 14, nu reiškia gražus. Mes Lenkijai, Augustovė, apstojom tokiam kempinge, va, per tokią ežerą. Vieta puikiai, jeigu nebūtų ten tų pionierių, aplinkui variniai ramybės nėra. Taip sąlygos neblogos čia. Ežeras, matot, valtis gali nuomotis. Vaikai dar turėtų mokytis, bet jie čia nuomoja, atostogauja. Vandeniukas švarus, palyginus čia uodų buvo vakare nedaug. Kai sulėsė mus Vengrijai, tai ne tas žodis. Ten dviračiai, aišku, tokie pavargę. Nu, ežeras puikus, vandenėlis turėtų čia būti. Reikės pabraidyti pirmą kartą šiais metais. Čia namelių yra pilna. Nameliai pagrindė. Mūsų kemperis vienintelis išstovi. Taip visą dieną lietų rodo. Link Lietuvos važiuojant jau orai, aišku. Šaltyn, lik važiuotojom į šiaurę. Aš nors visą dieną šiandien rodo. Šiandien neužsisidėsim čia ilgai, važiuosim į Suvalkus. Pirmas įbredimas čia vandenį. O, vanduo visai nieko. Galima būtų ir maudytis. Ten anoj pusėje mes gyvenam.
vienas dėdas. Čia iš Lenkų gali nupėpti. Mūsų kamperis stovi ir būtinai prieš akis dėdui reikės sustoti, nors visas miškas yra prieš akis. Stovėk kur nori, ne, blin, reikėjo užlysti. Nėra žodžių. Stovėtumėm ilgiau, reičiau velnių duoti. Porą valandų dar pabūsim, tai čia nieko. Tai stovim mes ir va, atvarė tiesiai prieš langus. Veikėjas, nors aplinkui va, vietos kiek nori. Kur nori, ten stovėk, čia stovėk. Čia padarė kažkokią vaikų žaidimų aikštelę matyti. Kažką žais pionieriai čia. Ten va, vietos yra. Ten va. Ne, blin, reikėjo čia. Atsistoja šalia. Šaunuolis, nieko nepasakysi. Gaila, sveiki. Sveikinuosi su jumis jau iš namų. Kelionė baigėsi. Mūsų pirmoji šiųmetinė. Ką galim truputį reziumuojant pasakyti, kad viskas buvo tiesiog puikiai, neskaitant orus. Nu, aš nekalbu orus čia nuvažiuojant ir grįžtant. O ten mes aplamai pabuvom Zakopanėje, po to vykom į link Slovakijos, Pily pabuvojom, daugiau nieko tai nespėjom aplankyti, nes jeigu norit ką nors daugiau aplankyti, turi tikrai jau savaitės laiko neužteks. Reikia ilgesniam laikotarpiai. O čia mūsų tikslas buvo į Vengriją nuvažiuoti, mes norėjom Tokajų, savų reikalų turėjom Tokajų, savo tikslą pasiekėm ir grįžinėjom namo, vėl per Slovakiją, Lenkiją. Pabuvojom ir Augustove, ir Suvalkose dar radom tikrai Suvalkose. Puikus kempingas. Tai gal tik tiek, ką šitą papasakosiu. Filmą pasižiūrėjot, kam įdomu paspauskit taip, kam ne taip. Na mes tikėsimės, kad ir pas mus į tundrą ateis kada nors vasarą. Kaip sakoma, šiemet vasarai pabuvojom. Slovakija ir Vengrija jau virš 30 laipsnių buvo. O čia pas mus grįžom, čiut ne šildymą dar turėjom įsijungti. 18 laipsnių, 19 kambaryje laukia, aplamai vakarė 7-8 laipsniai buvo. Tai birželio pabaiga. Niekas, noris vėl kelia, kad reikalų, reikia apsidirbti darbus. Taigi tiek, iki susimatymo, tikiuosi greito. Ate.